Labą dieną. Kažkada tai mūsų buvo 44 ir pakankamai ilgai laikėmės, buvom visi savi. Nemačiau, aišku, per tą laikotarpį, ar tikrai buvo atėję nariai su šlepetėm, man atrodo, dar net tokio neteko, su šortais, su vaikutė plešinė, bet tikrai esu matęs. Tai, bet buvom savi. Dabar mūsų apie 60, virš 60 mes irgi savi. Bet, ką norėčiau jums pasakyti, tam tikra apranga įpareigoja, nes čia ateina svečiai. Kaip man dabar atvedus svečią pristatyti, kas buvo čia įmonės direktorius, 15 žmonių, čia labai gerai dirba, rekomenduoju ir jisai pys su šlepetė. Realiai tikrai tas žodis išsprūdo ne šiaip, nes iš principo pasižiūri ir galvoji, ai, gal aš kitą kartą pristatysiu jį, kažkaip tai nepatogu, net man nepatogu pristatyti jį. Šiaip šitų atvejų pas mus dabar tikrai nėra, gal vienas antras kur skubėdamas gal kažkur tai, bet tam tikra apranga įpareigoja pristatyti save kaip verslo atstovą. Tikrai esate girdėję, kad posakį, neveikia lazeris, kad pagal rūbą sutinka, pagal protą išlydi, tai labai noriu jūsų visų paprašyti, kad įsibėgėjus, jau prasidėjus vasarai, nepradėtumėm vysti šlepetes, į šortukus, į labai trumpus šortukus, į galbūt trikotažinės vaikutes, pro kuriuos matosi kūno dalis. Tai labai norėčiau šitą paprašyti, nes gal paskutiniu metu svečių daug nekviečiu, bet kiti mūsų klubo nariai kviečia svečius ir jie tikrai nori dalinti rekomendacijas, tikrai nori jūs supažindinti su tais verslais. Ką norėjai pasakyti? Koko Šanel sakė, jūs samtą kartą nesukursit pirmo įspūdžio. O, ačiū. Protingi žodžiai, Dievo jausi. Tai neužbėgdamas už akių noriu paprašyti, kad nešoktumėm į vasarinius drabužius, bet kokiu atveju uždėtumėm švarką, marškinukus, uždėtumėm tvarkingus batus ir padėtumėm kolegom generuoti rekomendacijas. Nes būtent jie jūs, kaip gražiai atrodančius, ir rekomenduos ir pristatys savo verslam. Taigi, ačiū, geros vasaros ir nenusilenkime nevietoj.